Kaip mano plaukai? Gerai. Roxbury'ui tiks? Juk žinai. Gerai. Pasakysiu tau, Steve'ai, šį vakarą. Jaučiu. O aš nieko nejaučiu, Dagai, nejaučiu. Aš toks išsigandęs, kad nežinau nei ką daryti. Ar čia gąsdini mane? Atsipalaiduok. Aš nervinuosi. Supranti, mes taip stengiamės patekti į Roxbury, bet aš nežinau, kas iš to. Turi tvardyti, supranti? Ne, tai tu turi. Aš tiesiog laikausi įsikibęs. Ša. Nereikia. Nusiramink. Pagalvok apie šuniukus ir saldainiukus. Na, geriau? Sveika, ilga koja, tai kaip? Nieko tokio, paskui išvalysime. Dėl to nesijaudink. Dagai, matau tavo Roxbury'o burbulą ir visai nenoriu jo susprogdinti. Bet mes juk net savo mašinos neturim. Ir nemanau, kad mūsų pavardės yra sąraše. Pati tinkamiausia ištrauka. Prisimeni tą televizijos laidą apie Afriką? Taip. Jie paleido į džiunglės berniuką, davė tik strėlę, kad nušautų liūtą. Šitas furgonas yra strėlė, o Roxbury's liūtas. Ar apsauginis tai žino? Tuoj sužinos. Ponius, viskas gerai, susitiksime kitą savaitę. Na, žmogau, ar prisimenimus? Ne. Dagas ir Steve'as Butabiai. Judu broliai? Ne. Žinoma. Visada suveikia, žinau. Dabar prisimenu, į vidų jums negalima. Na ką, partneri, kaip laikaisi? Reikia švelniau, atsargiau. Sveika, žmogau. Kaip sekasi šį vakarą? Gerai, į vidų jums vis tiek negalima, bet mano draugas man sakė ką kitą. Pažįsti jį? Jo vardas Abraomas. Nepažįsti. O šituos du draugelius, Džordžas Vašingtonas ir Džordžas Vašingtonas. Nepamiršk to kito vaikino kitoje pusėje, Džordžas Vašingtonas. Jis truputį vienišas, norėtų prisidėti prie bičiulių. Pažiūrėk, ką čia dar turime. Rooseveltą ir Jeffersoną. Štai, ar čia bankomatas? Ne, ne bankomatas. Čia įmeti vaizdajostės, kai gražini. Ei, štai. Čia buvo kortelė automatas. Šitas. Ne, čia svarstyklės. Bankomatas. Velnias. Mašina. Mašina? O aš? Šita mašina lenktyninė. Tai neteisėta, tik policijos man trūko. Viskas gerai, tuoj pamatysiu. Puiku. Kaklo sužalojimai, man šakės, man tikrai šakės. Kas nutiko? Kaip sutepta. Atsiprašau dėl jūsų furgono. Negali būti. Richardas Grykas. Taip. Prisimenate, mes matėme jūs praėjusį vakarą prie Roxbury'o gatvėje. Prisimenu. Tai ką veiksite? Na, mes norėjome į Roxbury, bet mūsų neįleido. Klausykit, norite, įsivesiu jūs į Roxbury? Taip. Puiku? Tai važiuokite paskui mane. Nerealu. Viską lemia žmogaus siela, o jis aktorius, todėl yra labai jautrus. Turime stabtelėti Roxbury'e. O kaip vakarėlis? Suprask, aš nenoriu pakliūti į teismą. Dieve mano, Dagai, tai nerealiausia vieta, kokioje tik esu buvęs. Vyrukai, čia drabužinė, salė ten toliau. Na kaip laikaisi? Na kaip? Steve'ai, trupučiuką valdykis. Atsiprašau, čia tiek žmonių, tiesiog pristabdyk save. Na kaip? 2, 3, na kaip? 2, 3. Na kaip? Gražu. Richardai, žmogau, tu mano. Smagu tave matyti, ateik čia. Benny, čia visi spardosi.
Šokinėja kaip 21 šuolio gatvėje. Kas tavo draugai? Vyručiai, čia Zediras, savininkas. O čia Dagas Butabis, Styvas Butabis. Atrodote geri berniukai. Einam prie mūsų labai svarbių asmenų staliuko. Dagai, jis savininkas. Kada nors būsime tokie kaip jis. Maniau būsime kaip Greikas. Atrodysime ir išmanysime apie automobilius kaip Greikas, o profesionaliai būsime kaip šitas vyrukas. Mano pagrindinis žmogus. Myliu jį. Susipažink su broliais Butabiais. Geri vyrukai. Kas čiupinėjo mano subinę? Tai tu čiupinėjai mano subinę? Ne, ponė, nečiupinėjau. Nieko tokio įčiupinėjai, aš viską suprantu. Tik tiek, kad braižaisi ne prie to medžio. Tai jūs čia dažnai vaikštote? Taip, visą laiką. Bet niekada nebuvome viduje. Styvai, galvok, ką sakai. Tai čia susitinkate su Džoniu Depu? Ne. Gerai. Klausyk, Benny, dar pasimatysime. Gerai. Iki vaikinai, iki Richardai Greikai. Iki Richardo Greiko draugė. Pone, norėjau pasakyti, kad mums garbė pakliūti pas klubo savininką. Mes tikrai neblogi klubų žinovai, taigi žinome, ką sakome. Paprastai einame į purviną klubą, na, bet šitas tiesiog klasiškas. Jana įleidžia kiekvieną asilą. Tas klubas irgi mano. Užtat vieta labai gera ir gėrimų kainos priimtinos. Ne, judu visiškai teisūs. Būtent tai ir yra šių dienų klubų yda. Vieną dieną tu populiarus, o kitą jau nebe. Jei būtų galima, aš turėčiau minčių dėl klubo. Palauk, tu graibėjai mano subinę? Ne. O nori? Ne. O reikėtų? Gerai, tęsk. Na, suprantate, kai žmonės laukia lauke prie klubo ir prašinėja norėdami patekti, tai puiku, tai puiku. O ką jeigu lauke atrodytų taip pat kaip viduje? Suprantate, jei būtų minkštasoliai ir muzika ir visa kita, o viduje, čia geriausia, atrodytų kaip gatvėje. Suprantate, automobiliai ir kelio ženklai, žodžiu, iš esmės, išorė būtų vidus, o vidus išorė. Argi tai nesukrečianti naujovė? O tas vyrukas, jis restorano savininkas, kelių vieno. Na ir nusirito šitą vietelę. Klausyk, nematau ne vieno stambesnio už 6 ženklį. Eime iš čia, palauk truputį. Ten tas Zediras. O kas tie vyrukai su juo, nežinau, bet jeigu jie su Zediru, turėtų būti šito verti. Puiku, į darbą. Papasakok jam apie vampirus. Gera mintis. Nepasakosiu, tai buka mintis. Palaukite, turiu pasisveikinti su Džimiu Keriu. Džimai, ateik čia, tu detektyviūkšti. Rūkai, išprotėjęs palaidūnas. Per stipriai spaudžiau? Ne. Per daug spaudžiau. Ar gerai kalbėjau? Labai išraiškingai. Tikrai sunku prakišti naktinį klubą. Žinau, ar pastebėjai, kad čia muzika kiek per garsiai groja? Taip, reikėtų susitarti dėl susitikimo. Na kaip, norite pašokti? Taip, gerai, ramiai. Styvai pasakė taip. Ką? Mergužėlės nori pasitampyti, nagi.